Sveiki gyvi, tai naujas video ir vėl važiuojam kažkur. Atlėkėm į Vilnių. Seniai galite eiti lauką? Aš filmuoju, bet aš galiu. Šį kartą ne su dviračiu, šį kartą važiuosiu su dviračiu iki vienos vietos, bet ne dviratukų žygį. Tai va. Tai dabar lėksim link traukinių stoties ir šiandien lėkim į Vilniuką. Pešiom ne su dviračiu, o su dviratį paliksiu turbūt traukinių stotį. Dar pakeliui nuspręsiu. Nu ką, viskas. Yra. Dabar prisitvarkoti reikia ir viskas naudai. Duodam gazą. Nu ja, dabar prigazuosiu. Oba! Ką, sėdim traukiniai, jau padėm, važiuojam ant Vilniuko. Atlėkėm į Vilnių. Tai čia stovi traukinys. Nu viskas, išėjom iš traukinio ribų, galim sakyti. Dabar imčiau. Varom. Pats neįsivaizduoju, kur bet važiuojam. Pastarva kažkokius rūmus. Kažkaip jie čia vadinasi, neatsimenu kaip. Aikštė kažkokia, turim biškį laiko, varom. Turbūt į McDonald'ą pavalgyti. Biškį bėgu. O, Lidlą matau, tai mes paskui kokių bandelių dar kažko. Tai va, bėgam toliau link Magdo. Ką, pavalgėm McDonald'ą. Tai dabar laukiam prie Magdako. Ir tada važiuosim kažkokį edukacinį kino teatrą. O tai pala, mes eisim iš viso dar, ar ką? Nu dabar edukacinį kino teatrą eisim. Let's go! Nu tai va, pasižiūrėsim, kas ten gero. Gal įdomus. Vaizdinį! Prenumeruok! Geniukui! Geniukas! Kad jis neišrinko kempas! Jo, prenumeruojam. Prenumeruot! Ir laiką statom. Ne! O Davidai, Tavanai, Davidai! Follow ant Geniukas, follow Geniukas. Atvarėm į Skalviją, kino centrą kažkokį. Eisim pasižiūrėk kažkokį tai kino teatrą. Atvarėm į kino centrą. Žiūrėsim kino kažkokį. Gauja, pavadinimas. Tai va pasižiūrėsim. Filmas pasibaigė, buvo aфиgenas. Geras filmas. Jo, labai. Nu tai va, net jeigu ne vienas sako, kaip jums geras filmas? Žiaurus! Tai va, dabar lėkim link traukinių stoties. Važiuosim į Trakus. Po truputuką kelionę juda į pabaigą. Nebuvo sunki. Nu ką, judam link traukinių stoties. Jo, ir tada jau baigsis šį kelionę, bus labai fainai. Nu, nebus labai fainai, bet yra labai fainai. Nu, ir buvo. Ne, bus. Nu, jau važiuojam link Trakų. Esam traukinį. Ir po truputį judam link Trakų. Tada sėsim dviračio ir važiuosiu namo. Viskas išvarėm iš traukinio. Nu ir panašu, kad viskas gerai. Šalmą radau, dviratį radau. Tai lėkiu namo tada. Nu ką, grįžom namo. Tai šiandienos vidosą užbaigiam. Išlaidos yra apie 16 eurų. Tai kaip lyginant su visom šitom mažiom kelionėm, tai buvo pati pigiausia kelionė. Šiaip smagu, tikrai rekomenduoju su traukiniu važiuoti. Aš patenkintas, rekomenduočiau jums nuvaryti tą edukacinį kino teatrą, bet tenais filmuoti negalim. Nu, jeigu ką, tai aš buvau Gaujos filme, visai įdomus. Toks edukacinis, tikrai sutikčiau. Nu ir viskas. Šitą video galim užbaigti. Na, jeigu peržiūrėjai šitą video iki galo, paspausk like, paspausk subscribe ir kas nors sudomina, tai parašyk tą komentarą. Na, aš jums sakau, ate.